Nu, žiūrėkit, jo nėra, bet mes turim galimybę pabūti su juo. Žiūrėdami įrašus mes nepabūsim. Bet garsas galbūt mus, jeigu ten erdvėj kažkur tai jisai lieka, gal tai mus susies tom keliom valandom, galėsim pabūti kartu ir pasimėgauti tom emocijom, kurias jis kažkada realizavo scenoje. Mane pas Nekrošių atvedė Kęstutis Antanėlis, nugirdęs ten kažkur tai dainuojant, paėmė mane už čiupro, sako, einam, reikia man parodyti tavo vokalą. Ir, atėjau, padainavau. Nekrošius sako, man tinka. Ir prasidėjo darbas su Nekrošium, toks pakankamai negailestingas, fiziškai labai sunkus, sudėtingas. Galbūt tai tam tikra mokslinė laboratorija, kurioje vyksta tyrimai ir atradimai. Ir tu esi vienas iš tos grupės narių. Ir turbūt didžiausia, kai aš savo įsidėjau ir man įdėjo, tai yra atsakomybė prieš profesiją ir pasiruošimo profesiją. Ne kas kitas, bet Nekrošius. Kažkaip trumpom frazėm tokiam, žinai, sako, tu mastai ne kaip aktorius, tau reikia režisūrą, eik bandyk. Ir stumtelėjo mane ir, kažkaip taip. Ir bandau po šiai dienai. Jeigu vėluoju aš, tegul mane numoš rūstybė jūsų. Per 3 mylias jūs galite pamatyti, kaip jauno jie, kaip miškas atžygiuoja arcelė. Nekrošius nežiūrėdavo savo spektaklių, jis klausydavo savo spektaklius. Jis nunarindavo galvą ir iš to, kaip skamba intonacijos, kaip skamba gyvai atliekami garsai, jis galėdavo spręsti, ar gerai eina spektaklis, ar blogai. Žymus profesorius mušė būgną spektaklyje. Ir atrodo, ką reiškia suduot kuvaldą į didįjį būgną, į grankasą. Bumt. Ne taip. Per sukastus. Dar daug, vat. Ir ten visokie bandymai. Ta prasme, kol atrado tą smūgį, kuris buvo reikalingas Hamleto finalui. Yra tokia teorija, kad garsas neišnyksta erdvėje. Teatras yra toks skausmingas menas, dėl to, kad nėra beveik jokio palikimo. Dokumentiniai kadrai jau neperteikia tos emocijos. Ir tie, kurie išeina, jau nebepalieka nieko. Ir prasmė turbūt šito didžiulio projekto tai, kad garsas gali atgaivinti buvimą toj emocijai, kurią jisai savo laiku transliavo. Svarbiausia tai mūsų visų atmintis, ką žmogus yra nuveikęs, kokį didžiulį postūmį yra davęs apskritai kultūrai kaip po tokiai. Ir visam pasauliui buvo reikalingas ir užmarštis čia neturėtų galioti. Istorija jinai nubaudžia visus mus už trumpą atmintį. Tai jeigu mes ją prailginsim, tai viskas bus gerai. Arba bus geriau negu šiandien.